Viešpatie, tu šventas, šventas esi. Viešpatie, tu galingas, tavo vardui lenkiasi visi. Mes lenkiamės tau, šventas Viešpatie, mes giedame tau, gyvasis Dieve. Mes lenkiamės tau, šventas Viešpatie, mes giedame tau, gyvasis Dieve. Viešpatie, tu didis, didis esi. Viešpatie, tu beribis, tavo meilė stipri. Viešpatie, tu šventas, šventas esi. Viešpatie, tu galingas, tavo vardui lenkiasi visi. Mes lenkiamės tau, šventas Viešpatie, mes giedame tau, gyvasis Dieve. Mes lenkiamės tau, šventas Viešpatie, mes giedame tau, gyvasis Dieve. Mes lenkiamės tau, šventas Viešpatie, mes giedame tau, gyvasis Dieve. Mes lenkiamės tau, šventas Viešpatie, mes giedame tau, gyvasis Dieve. Gyvasis Dieve, gyvasis Dieve. Dieve, tavo meilė išties beribė. Jei nėra ribų, pasiekti kiekvieną, kuris šiandien užstrigo namuose, pakviesti kiekvieną, kuris dabar įstrigo kelyje ir sugedo automobilis, pasiekti kiekvieną, kuris atsidūrė ligos patale, pasiekti kiekvieną, kuris pasimetė, nebežino, kur link eit. Viešpatie, tau nėra ribų pasiekti mus. Tau nėra ribų, kad tai yra svarbus arba nesvarbus dalykas. Viešpatie, tu toks galingas ir tu rūpiniesi kiekvienu iš mūsų ir kiekvienu mūsų rūpesčiu. Viešpatie, už tai aš galiu tik dėkoti. Už tai mes visi lenkiamės tau ir dėkojame, Viešpatie, tau, nes tu rūpestingas, mylintis, aprūpinantis ir kas beivyktų mūsų gyvenimuose. Viešpatie, tu taip stebuklingai sudėlioji savo sprendimą, kad mes tik žavimės ir žavimės tavimi, Viešpatie. Tu esi greitas pagalbininkas mūsų bėdose ir tau nėra mažų bėdelių. Tau visi mūsų rūpesčiai yra labai svarbus. Ir kai mes atbėgame pas tave, Viešpatie, tu mus išgirsti, tu mus išklausai. Kai mums reikia pamniurnėt, paburbėt, Viešpatie, tu mus išklausai, pagodi ir sakai, eik pirmin, ženk į priekį. Prasidėjo diena, ji pasibaigs, bet bus naujas rytas, ženk į priekį, eik, nesustok. Šiandien tas laikas, kai tu turėtum žengti priekį. Tai Dievas sako kiekvienam iš mūsų kasdien. Šiandien ta diena, kai ne rytoj pradėsim, bet šiandien pradėsim.
pradėsim savo tikėjimo mažus žingsnelius, pradėsim savo ėjimą paskui viešpatį, apsirengę į jo kryžių ir į viską, ką davė kryžius ir Jėzaus auka. Mes apsirengėme ir žengėme paskui jį, žingsniuojame nedrasius žingsnelius pirmuosius, po to įsidrasiname, nes suprantame, kad šią akimirką ir visas likusias mūsų gyvenimo akimirkas Jėzus su mumis. Jo šventoji dvasia mumyse. Mums nėra ko bijoti, nes pats Dievas yra už mus ir su mumis. Tad, broliai, seserys, ženkim į priekį. Nėra tokių situacijų, kurios neišsispręstų, nes mūsų viešpats yra galingas, beribis ir jo meilė apima absoliučiai viską ir kiekvieną.